gyvūnas ir karštis, kas geriausiai jį perneša? Jeigu lyginsime katę su šunim, tai katė šilumą atlaiko, karštį atlaiko geriau negu šuo. Nes katė turi mažesnį poplaukį ir tarp plaukų labiau užsilaiko oras ir jis neleidžia patekti iš aplinkos karštam orui. Kas yra šilumos smūgis? Paprastai aiškinant, tai yra vandens netekimas. Prie didelio karščio padidėja kvėpavimas ir per plaučius išgarinamas yra vanduo. Sutirštėja kraujas. Kraujas sutirštėjo, pradeda tankiau dirbti širdis ir jai sunkiau išvarinėti tą sutirštėjusį kraują. Todėl organuose temperatūra pradeda kilti, o ypač pavojinga, kada pradeda kilti galvoje, nebeatvėsinamos yra smegenys. O smegenys, jeigu temperatūra pakyla virš 40 laipsnių, jau prasideda pokyčiai, pradeda smegenys tinti. Jeigu pakyla temperatūra dar aukščiau, tai jau ir atgaivinus tokį gyvūną pasekmės jam liekamosios. Bet dažniausiai jau nebepavyksta atgaivinti. Pirma pagalba. Ką reikėtų daryti, pastebėjus, kad jūsų gyvūnų augintinį ir tarus, kad yra šilumos smūgis. Tai, kaip minėjau, tai yra tie visi pagrindiniai požymiai. Tankus kvėpavimas, tankus širdies darbas, gyvūnas darosi vangus, net kartais gali pradėti bėgti seilės, tirštos. Tokiu atveju bandyti kažkokiu tai būdu atvėsinti. Traukti į pavėsį, įdėti, užmerkti į vandenį, bet nelaikyti ilgai, uždengti šaltą, šlapią paklodę. Ar dar ką nors tokio. Tik tai, žinoma, nereikia persistengti.